Galiu pasakyti tik tiek, kad daugelį kultūros sričių mes buvome ganėtinai atsilikę nuo vakarų Europos. Ir štai moterų korespondencija vienas iš tų dalykų, kuris kaip tik ir parodo, kiek mes buvome atsilikę. Jeigu vakarų Europoje žinomi pirmieji moterų pačių rašyti laiškai 13 amžiuje ir jau tokie tikrai nemaži, tai pas mus pirmieji žinomi tik tai moterų parašai ir tai iš 14 amžiaus. Reiškia, jos jau buvo raštingos, bet apie jokį jų laišką negalime net svajoti. Vieną pirmųjų laiškų turime tik iš 15 amžiaus vidurio ir tai tokį labai mažutį primenantį tiesiog paprastą raštelį. Na, o jau iš tiesų matyti, kad moteris epistoliografinį žanrą buvo gerai įvaldžiusios, tai galime kalbėti tik iš 16 amžiaus Lietuvos laikų. Žinome garsiuosius Barboros Radvilaitės laiškus, išliko virš 50 jos diktuotų arba jos pačios ranka surašytų laiškų. Beje, užsienio autoriai diktuotus laiškus moters taip pat priskiria moters autorystei. Na ir taip pat jau mūsų eilinės bajorės, didikės iš tikrųjų sėda prie rašomo stalo, taip vaizdžiai sakant, ir neblogai valdė plunksną. Rašyta pradžioje daugiausiai bent jau turime laiškų rusėniškai, kadangi toji kalba, greičiausiai kaip bendravimo priemonė dominavo 16 amžiaus pirmosios pusės diduomenės tarpe. Tuo tarpu nuo 16 amžiaus vidurio moteris daugiausiai bendravo lenkiškai. Temos laiškuose jų iš tikrųjų labai skiriasi nuo temų vyrų laiškuose. Jos rašė tai, kas joms rūpėjo. Pirmiausia, vaikai, jų sveikata, jų apranga. Tarkim, labai gražu skaityti, kaip Vilniaus vaivadienė Elžbieta Šidlovecka Radvilienė, rašydama motinai, rūpinasi, kokį apsiaustėlį nupirkti halčiūchnai, kuo apsivilks kristupėlis, na ir panašus dalykai. Be abejo, vaikų lygos labai rimta tema. Po to eina jų šeimos narių sveikata, na ir jau vėliau eina įvairūs turtiniai dalykai. Moteris didikės taip pat rūpinosi savo klientelą, tai yra savo tarnais, savo klientais, stengiasi surasti moterims, dvariškiams savo tinkamas partijas, na ir kitokie ūkiniai giminės pobūdžio dalykai. Bet pirmiausia, pirmoje vietoje buvo šeima. Štai apie tai ir siūlau paskaityti toje kapsulėje.